Taigi, garbioji auditorija, labai malonu šiandien Jums pristatyti pranešimą, kurį pavadinau Naujos politinės retorikos įteisinimas begėdžių laikais. Netrukus supažindinsiu su šiuo konceptu, ką reiškia shameless normalization ir apie viską iš eilės. Esu daktarė, socialinių mokslų daktarė Giedrė Vaičekauskienė. Šiandien atstovauju Vilniaus universitetui komunikacijos fakultetui. Kągi, pradėkime. Šiame pranešime norėsiu atkreipti dėmesį į tokius tris tokias dimensijas. Be abejo, pradžioje pristatysiu erą, kurioje gyvename, kurioje kalbame, kurioje pristatome save, erą, kurioje politikai reprezentuoja save. Tai yra politinės kultūros nauja charakteristika kaip begėdystės normalizavimas. Antroji pranešimo tema apie retorinį įtikinimą populizmo amžiuje. Sveiki, Auksė, aš jau pradėjau. Ir kalbėsime apie įtikinėjimą kaip socialinės įtakos priemonę, kokias strategijas populistai taiko šiandien medžiodami rinkėjus ne tik fizinėje erdvėje, bet ir socialiniuose tinkluose. Na ir be abejo, kartu su Jūsų pagalba norėčiau apmastyti, taigi kas toliau? Ar įmanoma šiandien įtikinti rinkėjus etiškų kalbėjimų ir kam galiausiai šiandien rūpi etiniai standartai? Pradėkime nuo konteksto, kad faktas yra tas, kad populistinė retorika išties įsitvirtino viešojo diskurso sraute. Ta mums akivaizdžiai rodo populistinių partijų laimėjimai vakarų demokratijose. Ir mokslininkai šiandien sutelkia dėmesį labiau ne į populizmo kaip ideologijos aiškinimą, bet į populizmo kaip komunikacijos reiškinio nagrinėjimą. Kas yra, kaip čia atsitinka, kad naudodami populistinę retoriką politiniai aktoriai laimi rinkimus. Sąlygos įsivešėti populistiniai retorikai, populizmui yra tai, kad liberalioji demokratija destabilizuota visose ES valstybėse narėse ir už jos ribų. Gyvename šiandien populisto momente skaitmeninėje demagogijoje. Tai yra Ruth Wodak konceptas, skaitmeninė demagogija, kuri reiškia taip pat labai tamprų ryšį su įsigalėjimu socialinių tinklų. Reikia pasakyti, kad išties per pastaruosius dešimtmečius globaliame pasaulyje vyko didžiuliai socialiniai, ekonominiai pokyčiai. Ši era vadinama trapumo era, kai vis dar neaišku tiek dėl COVID-19 pandemijos padarinių, tiek dėl karų. Viešajame diskurse įtvirtinamos tokios emocijos kaip baimė, viltis ir jos yra naudojamos politikų migracijos, klimato kaitos, nacionalinės nostalgijos praeičiai temose. Taigi, iškilusius naujus populistinius lyderius pasaulyje vienyje vienas bendras bruožas – pasikeitusi kalba ir manieros siekiant pelnyti paprastų žmonių paramą. Ir tai yra ne ideologijos, tai yra kalbos klausimas. Šiame pranešime ir galiausiai šį pranešimą mane įkvėpė kritinio diskurso tyrėjos Ruth Wodak knyga Baimės politika, begėdystės normalizavimas, kuriame išties šitame meistriškame darbe yra iliustruojama ir gausiais empiriniais įrodymais, kaip vakarų demokratijose yra įdarbinamos emocijos pasiekti tokius rezultatus kaip nacionalizmą, ksenofobiją, seksizmą, antisemitizmą ir kitus negatyvius efektus ir juos normalizuoti, įteisinti.
Šioje kritinio diskurso analizės knygoje yra išplėsta diskusija apie kraštutinių dešiniųjų diskurso normalizavimą, kitaip tariant, darbotvarkės viskas tinka nustatymą. Jeigu trumpai, tai begėdystės arba nemandagumo konceptas reiškia begėdišką elgesį ir visų blogų manierų normalizavimą. Viename iš straipsnių, kuriame Ruth Wodak su kitais tyrėjais tyria Italijos ministro pirmininko Silvio Berlusconi, kaip žinome, Berlusconis pernai mirė, ir Donaldo Trumpo, 45-ojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento kalbinį elgesį spaudos konferencijose. Ir štai pradedama nuo tokio teiginio, kurį Donaldas Trumpas dar 2016-aisiais mitinge pasako savo rėmėjams. Galėčiau stovėti vidury 5-osios aveniu, ką nors nušauti ir neprarasčiau ne vieno rinkėjo. Autoriai straipsnėje klausia, ar tai yra normalu, mes jau legitimavome tokią kalbą. Ir tokiame kontekste, kuris turėtų būti formalus, turintis savas taisyklės, kaip politikų spaudos konferencijos, tyrėjai ieško priežasčių, kokias naudoja strategijas jau mano minėtas Berlusconis ir Trumpas, siekdami pelnyti rinkėjų dėmesio ir būti pastebėti dar kartą. Taigi, mokslininkai šitame straipsnėje, tiksliau ne straipsnėje, o pačiame tyrime fokusuojasi į labai įdomų dalyką, ko, sakyčiau, trūksta Lietuvos politinės komunikacijos tyrimuose, kad ne tik užfiksuoti tam tikrą kalbinį ir nekalbinį elgesį, bet tuo pačiu žiūrėti ir šalininkų, tam tikrų politinių lyderių sekėjų reakcijas. Taigi šitame tyrime žiūrima, kaip į Berlusconio ir Trumpo netinkamus teiginius nuo tokių pasakymų, kaip Barackas Obama yra įdegęs vaikinas arba tam tikri politikams nepalankūs žmonės yra imbecilai, taip, ten buvo vartojamas toks žodis, ir kiti dalykai, kaip į tuos politikų pareiškimus reaguoja jų šalininkai socialinėme tinkle YouTube. Na ir viena iš išvadų yra, kad aptartas elgesys yra vertinamas šalininkų teigiamai ir tikėtina laikomas priimtinu Berlusconio ir Trumpo šalininkams. Ir tyrėjai daro tokią išvadą, kad nemandagumas yra strateginė autentiškumo įrodymo priemonė. Taigi palengvina jo normalizavimą. Ir mokslininkai daro tokią išvadą, kad egzistuoja ryšys tarp nemandagumo ir emocijų, kuriant autentišką tapatybę. Tyrėjų nuomonė, ir ta nuomonė yra paremta tyrimo rezultatais, teigiama, kad Trumpo ir Berlusconio sėkmę lėmė tai, kad jie sugebėjo įtikinti tam tikrą Italijos ir Jungtinių Amerikos valstijų elektorato dalį, kad jie yra autentiški, tikri, sąžiningi ir nuoširdūs. Gerbiami kaip drąsuoliai, sėkmingi verslininkai ir alfa vyrai. Iš tiesų daugelis rinkėjų žavisi tokiomis asmenybėmis ir su jomis susitapatina ir atrodo neprieštarauja nuolatiniam tabų ir normų peržengimui. Taigi ši išvada yra daroma iš to, kaip palankiai šių politikų rėmėjai vertina elgesį savo pasirinktų politikų. Ir čia iš karto galiu pasakyti, kad ir Lietuvoje mes stebime tokią situaciją, kai žiūrime vieno ar kito politiko paskyroje užgaulų turinį ir matome reakcijas, kad labai daug reakcijų, kurios pozityviai įvertina tokį netinkamą kalbinį elgesį.
Dabar kviečiu Jūs keliauti į Vengriją, kuri yra tyrėjų įvardyjama kaip populistinė demokratija, įsigalėjusi populistinė demokratija, kurioje populizmas yra svarbi valdančiosios partijos darbotvarkės ir komunikacijos dalis. Tyrėjo Geros 23 metų straipsnėje analizuojama, kaip Orbanas, ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, prieš 22 metais Vengrijoje vykusi referendumą dėl LGBTQ klausimų, kaip pasisako įvairiuose interviu, spaudos pranešimuose ir kitose tekstiniuose ir vaizdo dokumentuose. Ir aptinkama, kad Viktoras Orbanas naudoja tokią retoriką kaip strategiją socialinį kategorizavimą, kad yra mes ir jie, mes tai esame dori, Vengrijos žmonės, žinome, kaip reikia auginti savo vaikus ir egzistuoja jie, tai LGBTQ bendruomenė, kurie yra išorės grupės, su kuria reikia kovoti. Taip, populistinė retorika kaip diskursyvi strategija išties veikia, vėl remiuosi rinkimų rezultatais daugelyje vakarų demokratijų, efektyvi šiandien strategija, nes vienas iš jos tikslų yra pasiekti, kad žmonės tapatintųsi su vidinė grupė, angliškai in-group, arba dar labiau sustiprinti palankumą vidinės grupės ir labiau išskirti tam tikrą išorinę grupę kaip pavojingą. Matome modelį, kuriame yra pavaizduota visuomenės skaldimo populistinės strategijos taktika, kad pasaulis yra padalyjamas į mes ir jie, o viduryje mes regime tą gerąją arba ironizuojant šventąją kovą. Ir populistai kaip gelbėtojai iškyla su nevateisėta galia, mes turime teisę apsiginti nuo kitų. Tokiu būdu yra kuriama baimės emocija ir atskirties politikos įteisinimas. Na ir aišku, tokiu būdu yra pasirenkami, kaip Vodak sako, tam tikri atpirkimo ožiai, kurie dorybingai šventai tautai yra grėsmė. Ir šis reiškinys yra apibūdinamas kaip baimės politika. Gerbiama auditorija, noriu atkreipti dėmesį, kad čia jūs matote tik vieno Lietuvos politiko už netinkamą kalbinį charakterį ekrane, bet iš karto noriu pasakyti, kad tokių pasisakymų, galbūt tik bekasimo emocijos, galite rasti kone kiekvieno kandidato pasirodyme. Šią skaidrę rodau dėl to, kad pažiūrėtumėte, kokia yra palanki auditorijos arba tam tikro politinio lyderio sekėjų reakcija. Tai yra 2000 tarp pozityvių reakcijų, kiek komentarų ir kiek yra pasidalijimų. Na, aš manyčiau, iš tiesų tai irgi yra labai stiprus pareiškimas pakasti tam tikrą oponentą. Jeigu mes kalbame, kad populistiniai politikai, politinės jėgos naudoja tokią diskursyvę strategiją, kai supriešina vidinės grupės su išorinėmis, drįsčiau teikti, kad Lietuvos visuomenėje aplinka nėra palanki LGBT bendruomeniai. Remiuosi Pilietinės visuomenės instituto tyrimo rezultatais, kurie atliko tyrimą ir vertino šeimos vertybių maršo, mitingo, palankumo auditorijos požiūrių ir kaip visuomenė Lietuvoje, pilietinė visuomenė vertina LGBT bendruomenės žygius eitynės 21 metais ir 22.
tai daugiausia žmonių nepalankiai atsiliepė dėl LGBT bendruomenių eitynių, kai tuo metu šeimos gynimo maršo protesto akcijoms reakcijos pasiskirstė maždaug apylygiai. Štai priėjome prie karšto įvykio, prie prezidento rinkimų šiais metais. Taip, šiuose rinkimuose dalyvauja net 8 kandidatai, tai irgi rodo šitą tendenciją, kiek socialinių tinklų amžiuje yra polarizacijos, kiek politikai gali atkreipti dėmesį ir atstovauti problemas tam tikroms visuomenės grupėms. Gal tai ir nėra blogai, gal sužinosime, kai viskas baigsis, ar ne? Taigi, dėl ko jūs matote skaidrėje šitą vaizdą, todėl kad aš noriu iliustruoti šiomis ekrano nuotraukomis, kaip Lietuvoje, iš tiesų, aš sugrįšiu dar į šitą skaidrę, kaip Lietuvoje dar yra tas susiskaldimas dėl LGBT bendruomenės, todėl kad kai kandidatai gavo klausimą, ar tos pačios lyties poras, gyvenančias kartu, turinčias bendrą šeimos ūkį, laikote šeima, tik 2 kandidatai pasakė taip, o dauguma pasakė ne. Mano atsakymas, kodėl čia labai išsiskyrė nuomonės būtent šiuo klausimu, yra toks, kad kandidatai jaučia ir visuomenės nuotaikas šios, drįsčiau teikti, išorės grupės atžvilgių ir dėl to taip drąsiai kelia tuos atsakymus ne. Jau laikas? Tuoj ir ateinu į pabaigą. Norėčiau pabaigti savo pranešimą tokiu, sakyčiau, irgi apmąstymo momentu, nes jau šiandien per diskusiją išaiškėjo, kad labai yra sunku rasti atsakymą, kaip pavyksta įtikinti žmonės, nes, kaip ir sakė mūsų pirmasis pranešėjas Jasper Strombak, žmonės juk nepasikeitė, mes esame tokie pat, bet ką daro tokio populistai, kad žmonės patikė jų emocijų politiką. Remiuosi filosofo Liubono įžvalgomis, kad didžiųjų lyderių vaidmuo sukurti tikėjimą. Ir kažkaip populistinėms jėgoms, populistiniams lyderiams pavyksta įdarbinti emocijas, kas šiandien ir yra, galima sakyti, ir socialinių tinklų algoritmų esmė, ką patvirtino ir plenarinio pranešimo pranešėjas. Taigi gyvename tokioje po tiesos eroje, kai labiau tikime tai, kas mus užkabina emocionaliai ir mažiau norime tikrinti, ar tai, ką sako politikas, yra tiesa ir ar jo teiginiai sutampa su jo realiai įgyvendinamais veiksmais ir elgesiu. Labai dėkoju Jums uždėmesį, supratau tas toks pažiūrėjimas, kad jau labai viršijau. Tai iš tiesų čia norėtųsi dar kažką pasakyti, bet religija. Manyčiau, kad stebime tam tikrą religiją, kuri neaišku kur nuves. Dėkoju Jums uždėmesį.